Pasidžiaugti natūralia saulės šviesa nori vis daugiau lietuvių. Mat tarp individualių namų savininkų sparčiai populiarėja permatomos pavėsinių terasų dangos. Šiuo metu galima rinktis iš plataus spektro atspalvių, ilgių, formų, plastikinių lakštų. Anglų gamintojo kamerinio polikarbonato bei banguoto polikarbonato lakštus su deimanto struktūra. Abiejų tipų lakštams gamintojas suteikia 10 metų garantiją. Polikarbonatas kaip plastikas, kaip medžiaga pasižymi stipriu dideliu atsparumu smūgiams, atsparumu ultravioleto spinduliams. Tuo pačiu plastikas yra lengvai apdorojamas. Šiais lakštais galima dengti šiltnamius, stovėjimo aikšteles, terasas, lauko kavines, stogines, pavėsines. Jie naudojami ir vertikalioms angoms, sienoms bei pertvaroms. Dengiami įvairiuose pastatuose, kur reikalinga šviesa. Tai gali būti puikia apsauga nuo vėjo, oranžerijų danga ar švieslangiai. Banguoti deimanto struktūros lakštai pasižymi akiai patrauklia paviršiaus deimantinė struktūra, kuri yra unikali. Taip pat pasižymi visomis polikarbonato lakštams būdingomis stipriosiomis savybėmis – atsparumus smūgiui, krušai, temperatūriniams svyravimams, kraštiniams. Tiek kanalinė polikarbonato, tiek banguotoji skaidrioji danga pasižymi 80% šviesos pralaidumu. Tuo tarpu norintiems pasislėpti nuo pernelyg ryškios šviesos, rekomenduojama rinktis tonuotus lakštus, kurių šviesos pralaidumas perpus mažesnis nei skaidriųjų. Lakštų stiprybė yra ta, kad jie yra maksimaliai 6 metrų ilgio. Tai yra išvengiamos išilginės užlaidos šlaito nuolydžio kryptimi. Vadinasi, jūs prarandate bet kokią tikimybę, kad lyjantis lietus su stipriu vėju gali patekti po terasos danga. Plastikiniai lakštai yra lengvai naudojami ir montuojami, bei apdorojami įprastais instrumentais. Trumpai noriu parodyti esminį sistemos montavimą, kuris vyksta daugumoje situacijų. Įsivaizduokime medinio karkaso konstrukciją, kuri eina išilgai. Ant jos yra dedama apatinė profilio dalis, apatinė guma, ant kurios užsideda plastiko lakštas, iš kitos pusės kitas lakštas, būtinai lieka tarpelis plastiko lakštų judėjimui, tada imamas prispaudimo profilis ir šitoje vietoje su esančiomis guminėmis tarpinėmis prispaudžia lakštus. Banguoto deimanto struktūros lakštų montavimas dar paprastesnis. Čia nereikalingos sujungimų juostos ar užbaigimo profiliai. Čia tiesiog priklausomai nuo stogo nuolydžio krypties montavimui reikalinga vienos bangos užlaida. Tiesiog lakštai yra klojami vienas ant kito per vieną bangą ir sujungimo vietoje, toliau kas antrą, trečią bangą, tvirtinami prie karkaso su specialiais varžtais, kurie tam yra reikalingi. Norite nuolat džiaugtis natūralia dienos šviesa? Tuomet plastiko lakštai puikus pasirinkimas jūsų namams.